ką, važiuojam į Čiralį kaimelį. Feraris mūsų laukia. Atvažiavome į Čiralį miestelį. Filmuoji, ką nors, kai važiavome per tą Čiralį miestelį? Pafilmuoji biškį. Miestelio gal nelabai dar. Nu, bet čia šalia yra pliažas. Gale yra antikinis miestas, prieki yra degančios kalvos. Tai nežinau, kur einam. Einam iki jūros, gal pasižiūrėsim. Šutra. O tai pro savo pusę nelipi? Ir aš tam galiu. Tai aišku. Nesi tokia stora. Čia yra vėžliukų išsiritimo vieta. Ji netgi neleidžia nakties laiku eiti, kad netrukdyti vėžliukam dėti kiaušinių. Duris uždarom. Nu, einam į paplūdimį, kur vėžliai deda kiaušinius. Čia turbūt žino, kad yra padėti kiaušiniai ir va apsaugo tai. Nieka nerašo pažįstamom kalbom. O, čia žiūrėk yra data gal kažkokia parašyta. 23.6.25 padėta yra. Nieka viskas turkiškai parašyta. Pavartyk biškį. Kaip iš čia atrodo, oi. Suvalgė kažkas vargšiuką. Na, turbūt. Ar išsirinkote vietą? Čia. Nu, labai gražu. Normaliai čia pasibuvom kokį porą valandų. Karšta. Karšta. Beryšė tas akmenuotas įlipimas yra. Nu, bet toks. Ne visai akmenuotas, bet tas smėlis irgi toksai grimstantis. Tai. Nu, toks va yra Kemero paplūdimiai tokie akmenuoti. Tai ką žieda, grįšim čia? Bandysim ieškoti kitų. Na, bet dalelė šito, kaip čia tas pliažas? Čia arba Čiralį. Čiralį pliažo, kur vėžliukai peri, pasiimsim su savim, kai visada. Einam smėliuko dabar. Tai va, čia mama vėžlys praėjo per tą smėliuką, padėjo kiaušinukus ir va, mes turėsim prisiminimai. Štai ir mūsų prisiminimas apie tą nuostabų paplūdimį.
Bye.